už Pornografiją. Pornografiją, nesvarbu, lietuviškai, jinai užsienietiška Lietuvoje arba ne, tiesiog. Vat būtų įdomu man sužinoti moterišką nuomonę. Ar moteris pyksta ant vyrų, kurie žiūri pornografiją? Ir maža to, kad žiūri, masturbuojasi žiūrėdami pornografiją. 852-4-1-10-10. Houston, we got a caller. Klausau. Ok. O įdomu, bet norėčiau labai, kad dama kokią nors paskambintų. Ir, pavyzdžiui, kuri prigavus yra savo bičą, kuris... Ką čia veiki? Dama. Mama, neskambink. 852-4-1-10-10. Labas vakaras. Aliau. Labą vakarą. Labas, kuo tu vardu? Edvinas. Edvinai, pasakyk, ta prasme, koks yra tavo požiūris, kai vyras su moterimi visiškai privačiai, nu, ten galbūt su filmavimo kažkokia tai komanda, drožia vienas kitą iki pažaliavimo? Visiškai pritariu jūsų nuomonėje. Super, tai yra. Ar turėtų pornografija būti legalizuota Lietuvoje? Būtinai. ar tu pats norėtum sufilmuoti porno filme? Ai, ne gal. Ne? To patinka labiau stebėti. Ja. Ar tave yra... Tu turi merginą? Ką? Turi merginą? Turiu žmoną. Žmona, ar jūs esat kada nors žiūrėję kartu pornografinį filmą? Nu, esam, nedažnai, bet... Bet jie tai užveda, ar tave tai labiau užveda? Nu, gal būtų panašiai, bet... O buvo taip, kad, tai, pavyzdžiui, tu vienas žiūrėjai ir taip žiūrėjai, nu, pakankamai stempęs ir pamiršai... Įtempęs raumenį vieną. Jo, ir pamiršai klausyti, ar grįžta žmona ir jinai grįžo. Tai buvo, jo, bet sutaikė. Nu, klausyk, ir kaip išsprendėte? Kai jinai sakė, oi, atsiprašau, ar sakė, nu, prašau, be manęs nežiūrėt? Nu, taip jie pasižiūrėjo. Tu sukryšėjai, Tiesa, klausimų daugiau nekilo. Reiškia, užskaitė. Matyt, kažką gero žiūrėjai. Nepaprašai, atsiprašau, gal... Ko tu vardu dar kartą? Edvinas. Edvinai, gal galėčiau pasilikti? Gal galiu prisėsti? Gerai, Edvinai, dėkui tau Edvinai, labai. palauk, dar paskutinis palauk, nu? Jo, paskutinis klausimas. Ar turėjai mėgstamiausią porno žvaigždę? Ne, kažkaip tai. Okei, supratau. Daug maž vienodos ant tos skilutės. Nu jo. Ne, tai matai, svarbiausia, kas aplink skilutę, o ne. Sako, kaip visos jos vienodos, tik skirtingai cypia, tai galvoju, gal to balsas kažkas išskirtinis yra. Ai, ne, kažkaip tai neįsirinkė. Jėga. Supratau. Ačiū tau, Edvinai. Tvarko, Edvinai, dėkui. Aha, visą gerą. Iki. 852-4-1-10-10. Padarom muzikos šiek tiek. Ne. Gerai, bet aš norėčiau moterį išgirsti. Kuri? Moterį. Yra Teisingai. pričiupus. Yra pričiupus. Ne, tai nebūtinai pričiupus. Arba norėtų pričiupti. Ir kaip jinai elgtųsi, jeigu pričiuptų. Klausau. Labas vakaras. Labas. Sveikas. Sveiki. Kuo tu vardu? Žilvinas. Žilvinai, ką papasakosi? Nu, žinokit, porno filmus reikia būtinai žiūrėti. Iš kur patirtis semtis jaunuoliam? Irgi logiška. Bet tu galvoji, kad visom moterim patinka, kai jos verkia, springsta ir kai joms primuši užpakalį? Ir į užpakalį ima visos. Užpakalį gal ne, bet per užpakalį patrankyti kartais reikia. Sakai, o per veidą? Ne, per veidą niekada. O smaugimo manevras čia į naudą? Tu žiūri keistus porno filmus, aš tau tai pasakysiu. Extreme. Jo, biškai fatališkai žiūri. O šiaip tai, žinokit, manyčiau, kad ten romantikas nėra labai per daug, bet gana geros pozos, gerai gali išmokti viską ir panašiai, nu. O tu imi kokius filmus, tarkim, pavyzdžiui, jeigu nori atsipalaiduoti? Tu imi tos, kur su istorija 30 minučių, kur ten picos, Ar tiesiog susitinka, supranti, mergaitė su santechniku, arba kokiu santechniku tiesiog iš karto su nuogu vyru ir davai, double anal fisting. Manyčiau, gal ilgos istorijos. Įdomiau. A ne, tau jie meniški Tu patinka. mėgsti užtestis. Jo, meniški. Supratau. O, Su istorija, tenais kaip būna, žinai, tie perdaryti filmai, tenais, tipo, Twilightai perdaryti, tipo, tenais, 2 vampyrai. Spidermanai 2, pavyzdžiui. Klausyk, o tave yra pričiupę kad nors? nu dėja, ne. O ar tu žinai, koks, Dėja ne, pas tavai dėja ne. tu laukia, ne? Vieną kartą susijęs kartu, tai buvo visai įdomus. Sakau, pamėginsim šį kartą šitą. Su 2 mečiais, Nice. tipo? Tiesiog su broliu? Tiesiog kompanija. Ne, dėja su mergina. Laikykit manęs. Ok, tai o jūs abu žiūrėjot porno filmą ar žiūrėjot viens kitą? Ne, žiūrėjom porno filmą, po to žiūrėjom. Bet po to jo, O kas pirmas baigė? Kaip, kas pirmas baigė? tuo kart.
Ai, tuo kart, manyčiau, kad ir aš liktais. Okay. Čia, žinokit, Vadinasi, jau pirmas ir paskutinis, jau pripažinkime. Gerai, brolau, dėkui tau labai už nuomonę. gerai, viso. Iki. Aš bus šitą žiūrėjau, taip gal atsakyti jam, žinai, pirmas baigėtas bičias filme. Ai, tame filme. Žiūrėk, kažkas šitą dar skambina. Klausau. Čia dar kartą Edvinas. Taip, bet... Sveikas. Tokia, čia taip klausau tokią mintį išvyščiau. Nu. Tie žmonės, kurie nori uždrausti pornografiją, ne? Reiškia, jie yra žiūrėję pornografiją ir įsivarė kompleksą. Žinok, nebūtinai. Nes pavyzdžiui, tada, matai kaip, nes tada būtų labai keista situacija su Petru Gražuliu, kuris norėtų uždrausti homoseksualizmą. Ai, nu tai čia gali būti. Nes tai pabandė, tipo, ne kažką tai ir sako, velniop, niekam tada. Įsivarė kompleksą. Jeigu ne man, tai niekam. Nu. Ačiū tau už mintį labai. Iki. Bet šitą čia gilų įkapojai. Gerai.